Aš esu Diana ir gaminu daug saldainių. 42 metus, nuo 12 metų verdu saldainius pati. Ir ką mes šiandien veikim, papasakok? Saldainius darėm. O papasakok, koks buvo tų saldainių skonis? Kakavos ir cukraus. Ir karamelės. Pažiūrėk, kokia gazuolė! Žiūrėk, tai jau nuotografuoju, kokia tu gražuolė. Tokiam skyriui tokios edukacijos labai yra puikios, vaikams suteikia daug džiaugsmo. Tai tiesiog šiandien buvo saldi ir smagi diena. Ir tėveliam, ir vaikam. Mes šiandien gaminom karamelinius saldainius net 2 rūšių. Ir oro saldainį, karamelinį ir ledinuką tik. Pirmiausia, mes ją verdam. Tada mes ją turim susipilstyti į formeles ir daryti tikrą ledinuką. Bet jeigu mes oro karamelę norim, tada mes ją turim atsišaldyti. Nes į rankas imti mes jos karštos, vos ne 200 laipsnių karščio negali. Mes atsišaldom ir tada mes ją dedam šildyti. Nes ne pas mus mandra, kaip mes vadinam, su vaikais nusprendė. Karšta, kaip karšta. Nori paliesti? Šilta? Šilta. Mes ją susišildom ir mes ją įdedam oro. Ir oro įdėjimas gaunasi grynas stebuklas. Kad iš geltonos karamelės masės mes pasidarom baltą karamelę su oru. Kitaip dar vadinam ją korėtą. Su karamelė galima žaisti su fantazijas, kaip su akvarelė. Ir viskas. Ir mes tada galim dėti spalvelę ir mes lipdom. Ir darom tos senovinius, tikrus, atlaidinius saldainius. Ar pagražėjom nors kiek? Pagražėjom? Jeigu aš jau girdžiu daug O ir A, mes pradedam dirbti. Aš jums duosiu karamelės gabaliuką. Jis yra šiltas, minkštas, kaip plastilinas. Bet jis turi vieną savybę. Kuo daugiau laiko, to nešala. Aš jums duodu į rankas, jūs iš karto darote gyvatėlę. Mes padarėm tokią tvorelę ir tada paėmėm, susukom ir paskui įdėjom pagaliuką ir įdėjom maišelį. Ar tu šiaip mėgsti saldainius? Taip. Ir tu galvoji, kad juos taip galima padaryti? Galvoji, kad taip galima padaryti, jo? O namuose ar buvai darius saldainį? Niekada? Tai tau buvo pirmas kartas, ane, saldainių gamybos? Bet mes valgom ką? Maistą, o saldumynus ką darom? Saldumynus tik ragaujam arba skanaujam. Pradžia buvo sunki, nes žinai, kur eini ir širdis skauda. Bet nieko nepasijuto atėjai, iš viso nieko. Man net per karštą buvo nuo visų emocijų ir šypsenų, ir žvilgsnių, ir šūksnių buvo per karštą. Daryti stebuklus į saldainių ir tada stebuklai įsipildys ir visa kame. Ir gyventi su tuo, kad tikrai yra stebuklai. Aš jums parodžiau su saldainiais. Kad saldainius galima padaryti stebuklą, reiškia sveikato ir gyvenime jų galima irgi padaryti stebuklą, nes jie vyksta bet kokiu atveju.
Ačiū. Labdaros vakaro Nidoje metu aukojusiam žmonėms.